Eimantai kadrą. Su meška. Penkta. Bet atsipūtusios sėdž, žvalgos, jinai seka akim. Dar vienas kalnų meškiukas, bet tas matau nagos, jau nori maisto. Žvejus. Šis vėjus, žinau. Jau į Trafalgar kažkokio kelio esam. Nežinau, nežinau. Va, iš tikrųjų žiauriai fainiai, mašiniukas truputį kenčia, bet kylam į viršų. Štai privažiuojam tokias gražias vietas, ten kriokliukas teka. Ir va, irgi va, nuostabiai atrodo visas vaizdas, visas kelias, kalnų viršūnėse matau debesėlius ir mes kažkur iš tikrųjų ten praktiškai kilsim į patį viršų. Taip pat turiu porą idėjų, kaip sutvarkyti mašiną. Bent jau kelias problemas, tiksliau vieną didžiausią problemą. Tai va, jeigu pavyks, pamatysit, kaip tai padariau, jeigu ne, ką padarysi. Bandysim važiuoti taip, kaip yra. O dabar dar pasimėgausim visų tuo keliu, visų tokių važiavimų, įspūdingų važiavimų, kur iš tikrųjų matėm kai ką labai nuostabaus, bet dabar nenoriu spoilinti, nenoriu sakyti, pamatysit video, gal jau matėte, pažiūrėsit, kur bus įkirpta. Bet šiaip tai geras, dar viena diena užskaityta, dar viena diena faina. Ir šiandien yra ketvirtadienis, jau praktiškai beveik savaitę keliaujam. Beveik 3000 km esam nuvažiavę, 2,9, kažkas, man atrodo, ar 2,8. Bet čia dar tik pradžia, dar tikrai daug laiko, tikrai daug vaizdų laukia ir tikrai dar daug emocijų. I'm on the road, there's no turning back when I get traction. It just happens. Once you get me started, I'm a runaway train. My heart is like an ocean, you ain't stopping my waves. Just a little push, that's enough to start a chain reaction. One by one, watch them fall like dominoes, dominoes. One by one, watch them roll like dominoes, dominoes. Taking out the bullets, I'ma let 'em up, let 'em up. I'm not gonna stop till I let 'em up. One by one, watch them fall like dominoes, dominoes. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Pick 'em up again, knock 'em down until they all get gassed out. Everybody breaks when I want another round. They tap out, or they black out. Once you get me started, I'm a runaway train. My heart is like an ocean, you ain't stopping my wave. Pick 'em up again, knock 'em down until they all get gassed out. Eimantai, ką galiu pasakyti? Ką galiu pasakyti? Fainiai, ką aš galiu pasakyti? Nelyja, oras geras, saulė nešviečia, nekepina, šiaip ne taip užkilom, nebedaug beliko įkalnės, esam pagal mano skaičiavimus 2 km aukštį šiuo metu. Tai dar keliasdešimt metrų į viršų liko pro tunelį ir išlysim prie Trafalgargeno ežero. Nežinau, kaip Balėliai, dar geriau. Prie Baleikas išlysim. Tai va, faina. Šiandien diena tikrai labai faina. Svarbiausia, kad taip ir užsibaigti. Kad išlipę meškų nesutiktum. Čia meškas jaučiu, nein, biški per aukštai yra, o svarbu, kad čia mašina eit. Čia meškas kasdien jau yra 0. Šiandien buvom suplanavę porą haikų, galimybės optional porą haikų, kad panašu pagal tai, kiek laiko čia trunka važiuoti, pirmyn atgal.
100 km apie 4 valandas, tai čia vien važiavimo, tai realiai haikams kaip ir nebelieka laiko. Žiūrėsime, jeigu bus noro laiko, bus geras oras, va ten va viršui. Tada spėju, eisim kažkiek pasivaikščioti, pahaikinti, o jeigu ne, tada tiesiog pabūsim, gal pavalgysim ir judėsim į aną pusę. Nežinau, kas ten bus ir viskas. Tai dienai tiek, nebent dar nori kažką pasakyti operatorius. Nori, kad ten bus įspūdingiau, nori. Pusėje, ką dar. Tai nufilmuosim kitoj pusėje, kur bus įspūdingiau. Čiau. Na, pagaliau Balėjos ežeras, bet jį palikom ten, atėjom dabar pažiūrėti į tą visą Tranfagarasano slėnį. Deja, yra toj pusėje debesuota, bet vaizdelis vis tiek nesveikas. Matot, kaip debesis, jeigu dabar tiesiog slenka, viskas plaukia ir viskas yra žemiau mūsų. To rytoj jau leisimės kelius žemyn. Nežinau, ten matas nesimato. Čia vingis. Ten turėtų būti labai didelis slėnis, bet dėja šiuo metu jo nesimato. Dabar galvojam, ką daryti, ar likti čia nakvoti. Tiesiog šiandien pavaikščiot, pažiūrėt, koks rytoj oras. Jeigu galima rytoj pabūti, tada rytoj dar pabūnam. Jeigu ne, tada, nežinau, važiuojam namo. Ir štai vat matome namo. Ir matome debesis persirita per kalną ir dabar leidžiasi žemyn. Ir turiu blogą nuojautą, kad tai gali būti ir lietaus debesis. Bet tikėkime, kad ne. Eisim dar pasivaikščiot, va. Matosi Balėjos ežeras. Čia tiesiai. Varysim pasivaikščiot, pažiūrėti aplinkui, ką dar galima rasti. Išsiaiškinsim, ar mokami ar nemokami yra tie haikai. Ne haikai, nakvynės čia. Ir tada jau galutinai nuspręsim, ką daryti. Bet vaizdas tai, kaip čia, atimantis žadą, gniaužiantis kvapą. Nesvarbu, bet vis tiek, ta prasme, vaizdelis tai yra kažkas tai tokio, nesvarbu, kad yra debesuota. Kai matai visus tos debesis, eini virš debesų. Tai va, Tranfagarasano kažkiem keli esam, kur per Top Gearą ar Grand Tourą, per Grand Tourą. Top Gears, kad vadinasi? Top Gears arba. Tai va, Top Gearo kelias. Tranfagarasano. Tai čia šitie vingiukai žemyn. Dabar šiek tiek prasigėdrijo ir saulutė truputį išlindo. Paskui dar pabūsim turbūt, kol saulė bus kokį pusvalanduką ir bandysim judėti žemyn, nes rytoj praneša lietų. Čia kažkur pahaikinti, pakopinėti dar nelabai yra tam tinkamos sąlygos, visur yra sniegas, nepraeinami keliai. Tai greičiausiai tiesiog haikų nebus, čia truputį pasivaikščiam, pakopinėjom ir pasilikti 2 dienas vien dėl to, kad čia pabūti, pasižiūrėti, nelabai yra tikslo. Geriau važiuosim kažkur kitur, pasižvalgyti, pasiieškoti kažkokių naujų įspūdžių, naujų kelių, naujų, net nežinau ko, pilių. Ir čia taip pat yra vėjukas. Iš tikrųjų, kai debesis per kalną persiverčia, tokie vėsoki palieka, nes iš tikrųjų ką tik kokią valandą laiko turbūt lijo. Ir tik dabar nustojo, dabar prasigėdrijo ir į tą pusę, vat, kaip matot, visiškai giedra atrodo. Ne visiškai giedra, bet tarkim skaidri. O antra pusė kalno visa yra vat, debesise. Ir tie debesis po truputį veržėsi šitą pusę. Iš tikrųjų buvo net ir perkūnijos, griaustinio. Čia gerai nupylė. Tokiais stambiais lašais. Prasidėjom autobusiuke. Ir dabar tik tai galėjom išeiti į lauką, šiek tiek pasivaikščioti. Tai va tiek. Šiandien tiek. Įspūdžių daug. Kelias įspūdingas, gyvūnija įspūdinga, vaizdai įspūdingi, emocijos įspūdingos. Tai, nežinau, iš tikrųjų šiandien nieko daugiau ir negalėjom tikėtis. Su oru vėl kažkiek pasisekė, kažkiek ne. Bet čia dar niekas nesuruošta, nėra nei tualetų, nei parkingo mokėjimų, nei parduotuvyčių dar normaliai įsirengė, priima tik grynus, žodžiu, daug niuansų. Ir dar niekam nėra pasiruošę, bet keliauti galima. Come keep me up, this one's for us. Corrupting memories one by one. Late night in the city, lucid fever dream. Neon lights all up and down the street.
Der Angst. Labas rytas. Pradedam rytą remonto darbais. Bandysim atrasti stabdžių lempas. Tikėkimės, kad viskas pavyks. Sugalvojau porą lifehackų, kaip apeiti sistemą. Turim dar vieną variantą, kur justas bus stabdžių lempa. Bet tikėkimės, kad suveiks ir šitas variantas. Bent jau labai tikiuosi. Tai labai fainiai. Biškį ilgesnį pasidaryti, ir tu į ką nusikirpsim. Tai va, bandysiu tiesiogiai pajungti laidą nuo jungtuko, stabdžių jungtuko. Tai va, bandom. Oi, biškį laidų nukirpau. Tada filmuoti? Dabar užteks, kai nesigaus parodys. Ok. Po ilgo užsiknisimo sutvarkėm stabdžius. Pagaliau turim stabdžių lempas ir varom toliau į Prasovo miestą. Va, su geresnė nuotaikėlė pradedam šiandien dieną. Stabdžiai sutvarkyti. Veikia. Dabar atvarėm į kažkokį urvelį, bet esam biškį apakę dėl turistų skaičiaus. Štai įėjimas į urvą. Tai va mūsų viena mašina. Ir dar vieni ką tik atvažiavo. Tai va, 2 mašinos ant lankytinos vietos. Į Valėją Tatį urvą, kuris atidarytas nuo 10 valandos. Dabar dar truputį reikia paeiti apie 500 metrų iki pačio urvo. Ir varysim pažiūrėti, kas yra urvelį. Tikiuosi leis filmuoti. Jeigu ne, pažiūrėsim, mokėsim, jeigu reikės, ką padarys. Dėl gerų kadrų kartais verta biškį pamokėti. Tai va, ką tik turėjom tokį privatų turą urve. Urvas, palyginus ten su Slovakijos, Vengrijos, toks labai mažas, labai trumpas. Gaila, kad urvuose su kamera, ypač su GoPro, praktiškai nieko nesimato, labai prasta kokybė, tai realiai net filmuoti nebuvo verta. Šitą su telefonais šiek tiek pafotkinom. Ir urvas buvo, aišku, įspūdingas to, kad dviese buvom visam urve, tai tokį privatų turiuką padarė, o dabar jau matėm, ten vaikų būrys nuėjo. Trečias, gidas. Jo, gidas trečias. Ir buvo kas įspūdingiau, kad tiesiog vienu metu išjungė visiškai šviesas. Tipo, kad pajusti tą tamsą. Ten jaučiu kokiom 5 minutėm gal, ne? Gal mačiau. Jo, bet tokia visiškai aklina tamsa, kad, taip akis vis tiek kažkiek adaptuojas, kažką pradedi matyti, o čia tiesiog nieko. Gali užsimerkti, atsimerkti, visiškai jokio skirtumo. Gali, va taip, pirštus, rankas prie pat akies pritraukti. Iš vis jokio net menkiausio šešėliuko ar dar kažko nėra tokio šeido. Tai va tas toks buvo įspūdingas, turbūt ne vienam urve dar tiek nėra buvę, o jaučiu buvau kokiuose 7, gal 8 urvuose esu buvęs. Tai tokio efekto niekur dar nebuvo. Tai smagu, o toliau jaučiu varysim į kažkokį pravažiavimą, ne? Pilį? Ai, pilį toliau. Čia, šitą pilį? Ne. Pasivažiuosim pas poną Drakulą, pas Vladimirą.
Drakula. Nors mačiau tualetą, buvo Vladas jau atvykęs, tik nežinau tas pats. Gal ne grafas Drakula, bet vis tiek. Gerai, judam pirmyn į Brano pilį. Nu, žodžiu, esam Drakulos pilį, Brano pilį. Bet iš tikrųjų žmonių jau yra per daug, labai viskas užkimšta. Pažiūrėsim, kaip pati pilis. Tikėjaus kažko didesnio įspūdingesnio, iš tikrųjų yra pakankamai maža, kompaktiška. Tu kada nieko nematei? Nu, bet tai vis tiek tokia, kaip sakiau, šeimyniška, tokia šeimos namelis savaitgalį. Tai čia tik vasarnamis. Nu, pažiūrėsim, aišku, pavaikščiosim, gal kažkas geriau. Požiūrės dar 20 aukštų. Nu, pasiėmėm bilietus už 70 lėjų, 13 eurų. Ir dar papildomus 4 sumokėjom už kankinimus kažkokius. Tai pažiūrėt, kas ten bus per kankinimas. Tai va, įdomu, ar mumis kankins, ar kažką kitką kankins. Tai va. Tai tiek, judam, žiūrim, gal kažką gerą rasim. Daugumos veltėdžių svajonę aplankyti karalienės miegamai. Tai vaisim pažiūrėti, kas yra karalienės miegamajam. Tikėkimės. Nesvarbu, karalienės miegamasis bus. Drakula ne, bet po to buvo ta paskutinė, man atrodo, Rumunijos princesės, yra 90 ar 91 tik buvo parašyta. Biški tamsu. O jie, tu čia tik tiek. Galvas. Nu, matau. Ne, štai tu pažiūrėk. Ne, žodžiu, nei karalienės, nei kažko gero. Žodžiu, ką galiu pasakyti, tai labai žmonių perpildyta vieta, eini čia ne tip topais ir iš tikrųjų nėra kažko tai įspūdingo. Nors ir vien teigiamas emocijos, bet aš... Kas geriau, bet tas piguva. Jo, bet aš sakyčiau, kad čia tiesiog yra, nu, nežinau, per daug išreklamuota, neverta ir... Vat, šį kambarį priėjom. Vienintelis pliusas, kurį čia matau atvykti, tai tiesiog užsidėti pliusą, kad buvai Drakulos pily. Daugiau, nežinau, ne. Ar kartočiau? Ne. Varom. Nebent dar kažkas mane labai nustebintų, bet labai tuo abejoju. O čia tiesiog kaip po kažkokius senus namus vaikštai viskas ir vaikštai kamštį. Tai kažkas tai... Jo, kaip ties gal laiptai traša. Nu, laiptai traša. Nu, nežinau. Liūdna. Nežinau, ar kam įdomu, bet vat Drakulos kiemelis. Sakau, va, toks mielas, simpatiškas, bet toli gražu iki to, kas yra sukurta apie jį, apie jo pilį, ar dar kažką, ar apie jo istoriją. Čia kažkas truputį įdomiau, bet matome nekaltybės diržą, kuris tarp kitko buvo naudojamas labiau ne nekaltybėje apsaugoti, o tiesiog apsisaugoti nuo išprievartavimų, kai būna šalia kareiviai, ar kažkas nežinomose tuose pubuose apsilanko, kavinės, užeigose senovinėse. Tai padalgiau čia kažkiek įdomiau, už papildomus 4 eurus patekom į kankinimų kambario ekspoziciją. Tai truputį šiek tiek daugiau kažko įdomesnio pamatėm. Čia vat yra Niurnbergo skaistuolė, kaip čia išverts, kur uždarydavo ir prismeigdavo žmogų su tokiais vat spygliais vidui. Nu, jausmas nekoks, sakykim taip. Ir kryžius kažkoks. Ir sostas. Šiek tiek kažkas įdomiau, varam toliau. Dar trumpas review apie pilį. Aš duočiau piliai, nežinau kiek, pitaką, 5. Tikrai neverta savo kainos, nežinau, vieną kartą aplankyti gal ir verta, va taip matote ten fone man virš galvos. Ši pilis iš šono atrodo kaip ir visai normaliai, viskas su ją fainiai, bet tarkim jinai išpopuliarinta yra Drakulos, ten filmų apie visus tos vampyrus. Aš įtariu, kad jaučiu 90% žmonių vien dėl to čia atvyksta, o vaizdelis su tuo nieko nėra susijęs, nieko realiai nėra apie tą Drakulą, ten tik tai, kad jis buvo tam valdyme įrašytas, tai nežinau, ko čia vykti.
Varom toliau, ieškoti geresnių vaizdų. Judam. Vakaras, beveik 6 valanda ir išsiruošėm į haikiuką prie Brasovo miesto. Turėtų būti apie 7 km iš vis. Tikėkimės per porą valandų įveiksim. Įkalnė 300 metrų. Visur aplinkui šunis benamiai. Greičiausiai benamiai ganasi. Ir ką? Varo išbandyti po ilgų sėdėjimų. Pagaliau laikas šiek tiek daugiau pajudėti. Buvo šiek tiek tokių pasivaikščiojimų, bet haikiukas tai toks apšilimo pirmas. Prasideda įkalnė, iškart jaučiasi ant kvėpavimo. Bet varom, smagu. Dar nelyja, aplinkui gražūs vaizdai. Ten kalnai. Čia dar didesni kalnai. 5 minutes later. I can't take it anymore. Upelis teka. Ten toks debesiukas juodas. Tikėsimės, lietaus negausim. Pareisim pirmyn. Štai tokiais keliais mums reikia eiti. Ten va, justelis matosi mažiukas. Prie didelės salos. Nežinau, ar girdisi kas nors per triukšmą, bet jau jaučiu, kad po truputį artėjam prie finišo, prie žygio. Liko dar truputis, turbūt koks kilometras. Ir pažiūrėsim, ką gerą pamatysim. Nu ir kaip dabar pereiti į kitą pusę. Liepteliu. Opa. Pagaliau atvarėm į 7 kažkokius Sapte Skari. Bet gaila, Kad eiti toli neis, nes yra užrakinta. nežinom, ar dėl to, kad jau vėlai yra, ar tiesiog šiuo metu dar nedirba. Bet šiaip atrodo viskas faidai. Yra visur ženklai, kad griūtis. Aukštis irgi įspūdingas. Gaila, kad negalima užlipti aukštyn. Ką padarysi? Ką chebra? Eimanto Magaiverio triukai vakar nesuveikė, šiandien reikia iš naujo varyti. Bandyti, naujas triukas, nauji bandymai, klijai, lipni juosta ir varžtas. Taip tvarkomi stabdžiai kelionių metu. Žiūrėsim, pavyks ar ne. Jeigu nepavyks, dabar jau įtariu bus biški blogiau nei praeitą kartą. Nebeis nusukti izoliacijas. Bet kas gali baigtis blogai, kai klijuojasi izoliacijas? Ryšio pradžia. Roger that. Roger that. Tai va, mūsų lifehackas eina gera linkme. Tuoj turėtume pasibaigti su šito. Ir tada galėsim judėti pirmyn. Biškį per daug. Kaip tavo YouTube channel vadinas? Lifehackai su Eimantu. Taip, taip. Koks channelo pavadinimas? Travel fails. And how to solve them. Kaip sukurti kelionės problemas. Kaip susikurti Ir paskui jas tada išspręsti. nu. Bet čia nenorom susikūrė. Tai faktas, kad nenoriu. Ne, specialiai, blėt, stabdžius susigadinau į greičių dėlį. Vis linksmiau. Keliautų monotoniškai. Va taip. Va, kokį bumbuliuką padariau.
Čia detonatorius. Gerai, dabar tik tai reikia, Kam čia dar tirti? kad sukietėtų. Ta medžiaga gerai geriasi klijai ir gausis kaip plastikas kietas. Tada jis jau niekaip neatsiklijuos. Bet niekaip nenuimsi. Ne. Sakiau, kad čia tau permanent yra. Nevaryk ant tos dalies, čia blogai. Aš dabar nespausiu. Čia dabar tik tai galėsi su metalo pjūklų Diskinį puklelę. diskinį. Gerai, klijas vis dėlto dar pasiliekam, šitą pasiliekam, varžtukus pasiliekam. Jamba. Tai va. Ar galėsite jūs tai čia viską sutvarkyti, kol aš neįsiu iki tualeto? Ne, negalėsi. Aišku, galėsi. Gerai. Nu ką, esam prie Brištenio miestelio. Einam dabar prie Sfinkso olos, Sfinkso. Biški mums, kaip čia, buvom išdurti realiai. Nu, atvažiavus į miestą, turėjom kelti su keltuvu, kurio kaina į vieną pusę yra 115 liejų. Bet eilė ten virš valandos, dar kažkas, nu ir gavom pasiūlymą, kad gal norite su automobiliu pakilti. Pakeliui dar pamatysit kelias vietas gražias ir taip toliau. Nu ką, susigundėm. Sumokėjom daugiau. Paprašėm nuolaidos, nes vieną pusę, ten abi pusės yra. Tai šiaip netaip sutarėm. Po 35 eurus, 175 lėjo žmogui. Iš tikrųjų galvojom užveš per kokį pusvalanduką, bet jau kai pradėjo vežti, pradėjo nervas kilti, nes matom, kad niekas nejuda, niekur nejudam. Iš po lėto juda, ten tolyn tolstam nuo mūsų taško. Tai realiai mes atvažiavom į pointą, nuo kurio dar eiti 3,5 km iki Sfinkso per kokias 2,5, 3 valandas, ne? Jo. Tai va, tai realiai nuplaukė mūsų vienas kalnas, kurį žadėjom aplankyti, viršukalnė, bet, nu, šiek tiek pradžiugino. Pamatėm visai nieko vaizdų, ten karvių ant kelio, avių ant kelio. O, kažkas skambina. Gerai, reikia atsiliepti, kol negavau kepalą. Nu va, kur mus nutraukė, kad bumbėjau, kaip mums nepasisekė su turo gidu ir uždurkė gavas. Bet, nu, galiausiai viskas baigėsi pakankamai gerai. Nuvarėm į vieną urvą požeminį, ten nežinau kiek jau kilometrą su virša nebuvo, galėjo būti. Nu, gal nebuvo kilometrų, bet iš tikrųjų fainiai. Prisiminėm vaikystės laikus, mokyklos, eiti žąsele, nes kai kurios vietos tikrai buvo tokios žemas, kad reikėjo eiti pasitūpus. Nu, o dabar reikia pėdinti iki Sfinkso olos ir žiūrėti, ar sutiksim kokį meškiuką, ar nesutiksim. Bet nuotaika dabar pakilus, kaip sakiau, vaizdų visai gerų pamatėm. Tai kaip ir, nu, gerai, kad pasirinkom tą savo gidą, o ne taip einam. Nu ką, ir vis dėlto pasiekėm viršūnę, bent jau vieną iš planuotų viršūnių. Dangus, kaip matote, labai toks dramatiškas. Tikėkime, lietaus nebus. Štai mūsų iš tikrųjų vienas iš tikslų buvo šiandienos užlipti vat į tą viršukalnę, bet čia jau visos dienos haikas gautųsi. Dabar vėjukas pučia šaltas, iš tikrųjų kepurė, kapišonas. Nu, kas yra? Šieks arčiau šokti. Nu, šuniukas vat, paskui mumis vaikšto. Toks pusiau laukinukas, pusiau nelaukinis. Čia pilna jų tokių. Šiaip iš tikrųjų labai faina. Parelaksuoti, pasėdėti. Tai pats tas labai gera vieta. Rumunijoje irgi galima keliauti, galima gražėtis vaizdais. Ten vat kalnai kažkokiom rožiniam gėlytėm nusėti. Sniegynai vis dar yra. Čia iš tikrųjų net žemiau sniegynai matosi. Ten kažkokia sodyba.
dar virš kilometro aukštį. Va čia tai gyvenimėlis. Kelionės, vaizdai, geras. O ką, mes dar biškį pasigrožėsim, pabūsim, gal kažką užkasim ir reikės varyti atgal, kol nesutemo, nes vis dėlto gali būti meškų, vilkų. Vėjukas didelis yra, nežinau, gali ir nesigirdėti, bet, kaip ir gidas, su kurio važiavom, sakė, kad pasisaugokit, pažiūrėkit dėl meškų. Wanna fall into ya, make me wanna shout it out like a hallelujah. Cause times like these don't come and go. We're 2 hearts in a billion, singing hallelujah. Hey, there's something in the air tonight, way up in the blaze of gold. Hey, there's something in the air tonight. Say I feel it in the sky above and way down in the waves below. Hey, I feel it in the sky above. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. Čia atėjom į apžvalgos aikštelę ir mums reikia kažkaip nusileisti o ten į apačią. Mūsų mašina yra tame miestelyje. Čia bus geras. Nežinau, kaip varysim. 5 kilometrai. Mažiau jau kaip 5, bet turim šiandien tą įveikti. Žiūrėsim, ką Justas papasakos, kaip geriausia nueiti ten. No sleep, running on a dream. Down the golden coastline, you give me all I need. I'm like, oh my. Cause times like these don't come and go. Nu ką, dar jaučiu, tiek gyvenime nebuvau nusikalęs nuo lipimo žemyn. Blemba, grandinės, uolos, skardžiai. Aišku, vaizdas yra neįkainojamas. Kriokliai, mes va ten nuo viršūnės nusileidom nuo tos ir čia ne pati viršūnė. Čia buvo vienas iš pointų sustojimo, nuo kur pradėjom dar leistis atkarpą. Ir šitą atkarpą čia buvo daug grandinių, kur reikėjo įsikibti rankos. Jeigu matytumėt, visas raudonos nuo akmenų abi. Turiu dar lazdą, bet močiutei dovanų. Jinai nelabai padeda lipti į pakalnę, bet nemesi lauk. Liko dar porą kilų jaučia, ne? 3,5? Jo. Eik, nuvarom. Tikimės, kad bus mažesnė nuokalnė vėliau. Varom. Mes tai padarėm. Liko dar keli 100 metrų, bet nuo ten tų kalnų viršaus, nuo ten tų nusileidom virš kilometro realiai. Eik tu savo, kojas nebelabai valdosi. Tiesiog eini autopilotu, bet kojas tai tiesiog švinkiuoji kaip girta. Ir priėjom tokį labai malonų tiltuką. Negali sakyti, kad negeras, o atitvarai geri vienoje, kitoje pusėje. Geras tiltuks. Va, jūs toks gesim ataušusius stabdžius. Mūsų mašina yra ten už to žalio viešbučio, ten dar toliau. Bet, Jėzus, jeigu būtume mes į viršų lipę, tai jaučiu, garantuoju, kad tikrai nebūtumėm nusileidę patys, būtumėm leidę su keltuvais ar su dar kažkuo, nes kojikės vieno nusileidimo jau yra. Ir čia 6 kilometrai ir virš kilometro aukščio nusileidimas. Tai kojom yra kažkas tai tokio. Plius dar visą dieną pravaikščiom po urvus, pro visur kitur. Bent jau įspūdžių tai belia kokių turim, belia kaip fainiai. Dabar jau čia bus planas ieškotis kažkokio tai viešbutuko, nes reikia, ta prasme viskas. Bliuskė šlapia, maikė šlapia, triusikai šlapi, koinės šlapios, kelnės šlapios, nors nei lašo nelijo.
Viskas tiesiog nuo prakaito, nežinau nuo ko, visi kiaurai šlapi. Bet buvo geras. Jeigu žinotumėm, kas buvo ir reikėtų kartuoti, aišku, ką varytumėm dar kartą. Žiauriai fainiai, žiauriai nusikalėm, bet reikia dabar poilsio. Tai greičiausiai bandysim ieškoti viešbutuko, kad gerai po dušu palysti, išsplauti rūbus, išsidžiovinti ir galbūt išeisim kažkur į kavinukę pasėdėti, šiek tiek reikia pasikelti tonusą. Nes rytoj naujas kelias, nauji nuotykiai, nauji vaizdai. Ką, žiauriai pavargę, bet žiauriai laimingi.